mes važiuojam į įdomią vietą. Tai yra stovykla. Ir mes vežamės nemurterį. Man kerta stresas. Man šypsena kerta. Tikėkime, kad aš daug ką sužinosiu, galbūt kažką pasikartosiu, kažką prisiminsiu nuo tų laikų, kai aš dar žirgynus lankiau. Ir dabar reikia važiuoti, kad Teris Gabės nenutrauktų ir jos. Na žodžiu, mes užvažiavom iš tos pusės ir dabar reikės apsisukti ir važiuoti atgal. Kai atsiranda kukurūzą. Talo meninė instaliacija. Kai mano tėtis kažkur pasiklydęs ir nekelti. Sveiki, sveiki. Tam taip juoda. Talo meninė instaliacija. Taigi susitinkame antrojoje video dalyje. Ir šiame video nebus tiek daug kalbėjimo pačioje pradžioje ir pačiame intro. Tai tiesiog tiesiai važiuojam į video, čia yra tęsinys, kas nematėt pirmos dalies, būtinai pažiūrėkite pirmąją, nes nelabai ką pavyks suprasti. Jie ten masas. Kasgi dabar yra čia? Čia yra mano egzaminas, sakykime, ir turėjome tą dieną kaip ir seminarą apie varžybas, elgesį varžybose bei kaip joms pasiruošti tvarkingai. Na ir čia yra pažymys, kurį gavau. Na ir vėliau tą pačią dieną, nieko nelaukia, po seminaro teorinių žinių vykome įgyvendinti praktiškai. Ir tą dieną buvo surengtos kaip ir mažos varžybėlės, tai buvo labiau varžybų interpretacija. Pirmiausia, startavau su Nemo, buvome skirtingose užskaitose, visi galima sakyti. Tai buvo kelios užskaitos po kokius 2-3 žmonės. Tai dabar aukštis čia, kur su Nemo startavome, buvo ale 80, bet realiai žemiau. Na ir čia vyko mūsų apšilimas. Apšilime Nemukas buvo vėlgi tinginukas, dėl to nes svetimosiuose vietose jisai baisiai ramutis, o jau namie kas daros, tai nėra žodžių. Nulaikyti neįmanoma. Tai pazovadavome ir apšilimui užėjome sistemą. Nors mums reikėjo išspausti vieną tempą, bet kadangi Nemo nėra didelis žirgas, tai iš pradžių nelabai pavyko, spaudėm 2 ir po to čia aš bandžiau vieną, Nemo padarė 2, tai nesusitarėm, bet tačiau po kelių bandymų mes jau susitarėm ir padarėm vieną tempą. Na ir Nemukas pagavo kampą ir tada jau buvo baisiai mandras, laimingas ir patenkintas savimi. Ir čia yra mūsų startas. Labiau jo iškarpos kelios, kadangi ne visą startą sudėjau. Pasisveikinom ir nieko nelaukę, pradėjome riščiuoti, kėlėm zovadėlę ir užėjome pirmą kliūtį. Realiai startas tikrai nebuvo labai geras ir aš nesu jo patenkinta. Pirmoji kliūtis buvo pati geriausiai veikta, po to prasidėjo viskas beveik iš pustempių ir aš visiškai nemačiau tempų. Nes Nemo namie, va čia vat pavyzdžiui, Nemo literaliai iš pustempių šoka, kai namie jisai iš ten tempo kaip lėktuvas skraido, tai kai jis čia bandė viską iš pustempių šokti, aš tik tais nuo kažkur 4 kliūtės pradėjau gaudytis. Dabar žiūrėkit, šitą kryžiuką taip šoku į orą, kad aš vos nenukritau. Nebūčiau kritus, bet iš balno išmetė pakankamai stipriai. Toliau vėl ėjome tą nelaimingą sistemą, kur Nemo turi išspaus vieną tempą, tai ačiū Dievui jisai išsigelbėjo save ir mane tuo pačiu. Buvo vienas metimas. Bet šiaip startų patenkina, kad buvo tik vienas metimas palyginus, nes maniau, kad išversim viską. Tai kad ir kaip ten bebūtų, aš buvau jo labai patenkinta ir savimi gal ne tiek, kiek juo. Tačiau ačiū tau Nemukai, kad išgelbėjai mano gyvybę. Na ir toliau visiškas grybą pjaunantis startas su Terezėliu. Tai buvo Terezėlio pirmasis startas gyvenime ir jau nuo pirmos kliūtės aš maniau mes mirsim.
Na, panašiai ir buvo, nes prieš antrą kliūtį jisai man davė neblogą sustojimą. Tai čia mes jau iš antro karto ją šokam, iš ristelės, visiškai nepaėjo išsiraginti Zovadą. Per apšilimą irgi labai sunku su juo buvo. Nu ir jis visur va tokį bairį pradžiai darė ir va maždaug nuo šitos vietos aš kuo galvojau, Teri, susikaupiam ir padarom bent kažkiek, kiek galim geriausio. Na ir šitas buvo realiai geriausias šuoliukas, vienas geresnių bent jau. Šitą sistemą vėl susifeilinom, nes Teriukas visiškai netelpa į vieną tempą, tik tais į du. Ir toliau ėjom dabar vat lygiagretą, jau maniau čia tai ir iš čia pereis, tai buvau patenkinta, kad neperėjo. Kad ir kaip bebūtų, pirmas jo startas, aš maniau bus blogiau. Aš maniau, kad mes belė kiek baudos taškų pririnksim, nors surinkom tik 4, kaip ir su Nemo, tik tais dėl skirtingų priežasčių. Na ir peršokom šitą ir Teris čia pasidavė, sakė pats ir šok, bet aš buvau labai patenkinta, kad jis peršoko ir net nenugriovė. Nei vienos kliūtės nenugriovė, tik prieš antrą sustojo ir šiaip toks kebabų startas. Kamanėlė. Erezėlė, mano mielas. Ir varžybų rezultatai. Taigi savo klasėje užskaitoje su Nemo užėmėme 1 vietą. Na ir su Terezėliu savo užskaitoje užėmėme 2 vietą. Stovyklos pasiekimai. Gavau didelę garbę parsivežti į namus milžinišką taurę už aktyvų dalyvavimą stovyklos įvairiose veiklose, seminarėliuose, taip pat pastangas treniruočių metu, tvarkos palaikymą arklidėse, na ir šiaip įvairią pagalbą. Ir taip pat mes visi gavome sertifikatus, kuriais pažymima, kad esame susipažinę su kasdieninė žirgo priežiūra, pasiruošimu konkūro varžyboms bei pagrindinėmis konkūro varžybų taisyklėmis bei reikalavimais. Viskas, turizmas eina, išeina ir mes varom į arklidę, kai mano tėtis kažkur pasiklydys ir mes nežinom, kada mes iš čia išvažiuosim. Gabija sakė, jos nefilmuotai, tai nežiūrėkite. Kokia gamta, kokie medžiai. Wow. Kokia gamta, kur man akį. Gabija akį labai susivarė. Nuo velnės žino ko. Tai dabar mes jos nerodom. Ane, Gabija? Gerai, judam į arklides. Šelelala. Tik paskambinau tėvui. Sako, už valandos bus, kai jis realiai turėjo būti už kokių 20 minučių. Gabija depresija. Realiai verkia jau. Oh my god. Huh? Taigi sakai, tavęs nefilmuot. What? Tai tu nekelsi. Aš kelsiu. Vanduo! Čia geriamas? Ne. A few moments later. Kad daug ir man. Man vapšė koja vos nesutino nuo White Spirito, kažkokiam žaizdom apėjo. Lik tu nežinai to. Tai mes gyvenam skausmuose ir varguose, bet tuo pačiu ir laimė ir harmonijai. Akis. Jo, jai akis, man koja, bet šiaip nice. Aš nesuprantu. Aš irgi. Valiukom beveik vienas arklidai. Arkliukai prieš kelionės stiprinas. Ir kažkada išvažiuosim. Nu, vat, iššukuosim arkliukus. Šukuok! Taigi, mes čia pinam. Tu nori būti YouTube'ai, ar ne? Gerai. Oh no.
Sveiki, sveiki. Žodžiu, siena ir šūdai. Trumpai ir aiškiai, kažkas priešėjo per... Žiniasklaidos noras skirtingas. Pensija į mokyklą čia. Dugnas. Klausyk, gali mano dugną ramybę palikti. A mano bakličiai. Tau, dar vieną transitioną. Mačiau vaikų 3 dienas ir jie man tokie apaugę atrodo. Jie gyvena su širme, nes tėvas sugalvojo tokį prikolą padaryti. Labas, Sacharėlį! Bet tai Sacharėlis koks didelis. Daiktas. Lamba jau kaip nema. Taigi ponius turi. Labas! Ne, vaikiau. Sacharėlį mano. Vai. Sachariukas. A kur Pepkis? Pepkiau. Pepkiau. Palauk, Sacharėlį, Jėzus Marija. Jis mane spardo. Pastrauk. Pepiukai. Imkai. Tėvas pana suvedė, sako, tai kad labai gerai sutarė. Jo, krekdžius suskliausom ausis į jas eina, jos irgi spardos. Nu, jo, friendshipas. Nu, bet krekdžiai tipo auklėje, ne? Rodo į vietą. Nu, jui, reiks išskirti jūs vėl. Jėzau, nemušk manęs. Nemušk manęs. Vaikai monstrai. Antras bandymas, nes man tiesiog atjungia telefoną. Bet tai jisai nugrius, jeigu aš šitai pastatysiu. Tai kad jisai stovi kaip balerina koks pala. Nu tai kas tau yra? Prašau, kiniečių išradimo stovelis, stovėk. Ojoj, palaukit, stovas išsiskėstų. O tai tu gali kažkaip vat į tą pusę pasitraukti. O, su tai tu nugriūsi. Na viskas, filmuojam taip. Čia toks pasisukimas, tai va taip kažkaip, kai jis turėtų būti taip. Taip, bet mes matysim va taip vaizdą. Dėl to, nes mano stovas atsisako atlikti savo pareigas. This is Halloween. Gerai, šnekam. Bet tai yra labai juokinga, nes aš niekada nežinau ir niekada nesugalvoju, ką aš sakysiu prieš kamerą. Ir aš tada bandau filmuojant tiesiog kažką išlementi ir kažką protingo pasakyti iš vietos. Tai tuolab, kad mes šiandien dar nelabai turim balsą, nes mes po stovyklos dar nelabai atsigavę. Ir 4 žmonės man sakė, kad aš atrodau kaip 4 paras nemiegojus. Tai mes tiesiog va taip, kaip visada ir filmuosim. Grįžtame po 3 dienų, 3 nuotaikų. Grįžtam po 3 dienų, po stovyklos. Tai... Čia žino dabar tas, kur laudina smegenis ir bando kažką išlement. Iš naujo. Tęsiasi mūsų vasara, kuri jau toj baigsis, kas yra be galo be krašto liūdna. Pasakiau 2 sakinius, ta prasme, wow, paplojam. Na, šuo atėjo, aš galvoju, kažkoks žmogus atėjo. Trumpa apžvalgėlė apie stovyklą, tai buvo nerealiai įdomi, faina ir tikrai daug į mano klausimų atsakiusi patirtis. Tikrai, jeigu vyks... Kas čia skrendino kameros? Atsakiusi patirtis. Barsa, nu nekask tu man smėlio. Ten nėra nei nem, nei gul. Spėkit, kelintas bandymas nufilmuot. Aš skaičiuoju 8. Tiesiog nerealu. Man jau literaliai reikia mokyklos, nes aš nebesugebu sudėti sakinio. Mes keičiam aplinką, nes jie nesugeba sudėti sakinio. O, žiūrėk, čia visai gražu.
Tipo, medis ir šiaudai, nerealus vaizdas. Vo, dabar matom iš visą pasaulį. 12 bandymas nufilmuoti. Taigi, kaip ir minėjau, buvo tikrai įdomi, faina ir daug padėjusi patirtis. Atsakė į daugelį klausimų, suteikė daug atsakymų. Ir taip pat vyko darbas su treneriais. Pirmą kartą su savo žirgais dirbau su treneriais. Buvo tikrai naudinga ir davė daug patarimų, kuriuos galėsime panaudoti, pritaikyti. Ir mano žirgeliai irgi pabuvo po daugel metų žirgyne, tai jiems šita kelionė buvo tikras išbandymas, grįžom pavargę, jie jau ten buvo pavargę. Garduose vasarą gyventi nebuvo per daugiausiai pratę, bet teko prisipratinti ir prisitaikyti. Tai taip mes ir gyvenam, bet tikrai, jeigu dar kartą vyks tokia stovykla, tikrai važiuosim, tikiuosi, jeigu pavyks viską susiderint. Nes buvo nerealiai fainai, įdomu ir be proto norisi grįžti. Didelis ačiū keliauja stovyklos organizatoriams, dalyviams. Na, o iš mano pusės didžiausias ačiū tai keliauja treneriams, savo žirgeliams, kurie ištvėrė visą šitą kelionę, visą šitą nerealiai įdomų, bet varginantį šiek tiek išbandymą. Na ir taip savo geriausiai draugiai Gabijai, kuri padėjo, buvo šalia, buvo be galo smagu leisti laiką kartu. Ir tikėkime išvažiuoti dar kartą, galbūt kitais metais, į tokią stovyklą. Nu, negalėjau nenufilmuoti, kaip mano šuo protingesnis už mane. Eina va tokia žalytė, o aš brendu pievom. Kai būna va tokios tvoros, va pavyzdžiui, nu va tiesiog šita juosta eina balta, ne? Aš labai dažnai mėgdavau ir dabar dar mėgstu taip eiti ir va taip va daryti. Nes elektra, kai senoliai gyveno, pas mus niekad nebuvo pajungta, beveik labai retais atvejais, kai jau labai reikėdavo. O pas kumelius jinai yra visada pajungta, nes jie yra labai kitri. Ir aš tą pamirštu bairį. Ir aš taip jau einu link šitos tvoros kumelių ir aš jau tada prisimenu, kad elektra įjungta. Bet tai pasikartoja per dieną 3 kartus ir aš vis neprisimenu. Tai jeigu vieną dieną rasit mane nuelektrintą, taip negyvai pakratytą, tai žinaukit, čia mano pokštai tokie. Aš nežinau, ar man čia yra kažkoks 4 parų neišsimiegojimo. Nu kaip tas žodis, Dieve, tu brangus. Ką tik prisiminiau tą žodį, kur sakiau 4 parų neišsimiegojimo. Pasekmės. Pasekmės. Wow. Aš nežinau, ar man yra taip blogai, ar čia tikrai man blogai su galva, bet jau 2 dieną užuodžiu kaip vakare, maždaug 9 valandą, viskas pakvimpa tokiu citrusiniu vaisių kvapu. Ir aš galvoju, ar čia rimtai taip kažkas, taip random apelsinais užkvepina visą orą, ar čia tiesiog mano 4 parų neišsimiegojimo priežastis. Nes, tiesiog citrusinių vaisių kvapas ir visur. O, kumeliukai. Norit pamažyti užsimušimą.